Aleliuja, pasakyk kaimynui, aš laisvas. Nes Jėzus mano širdyje. Amen. Aleliuja, aš laisvas. Laisvas aš Jėzų širdyje, laisvas aš Jėzų širdyje, laisvas aš Jėzų širdyje. Glory, hallelujah, Jėzų širdyje. Amen. Todėl kartais gal jaučiam kažkoks nelaisvas, kažkoks neramus. Tapatinkim save su Jėzumi Kristumi, kuris yra širdyje, jis visada laisvas. Amen. Jis visada ramus, jis visada tiesa, jis visada šviesa, laisvė, ramybė, džiaugsmas šventoje dvasioje. Amen. Mums visada reikia pasiimti patiems. Amen. Jėzus dovanoja mums džiaugsmą, ramybę, laisvę. Bet jeigu mes jos neimsim, mes taip ir liksime nelaisvi, neramus ir netiesų. Amen. Todėl mes išpažindami su tikėjimu, kas mes esame Jėzuje, mes tuo iš karto ir tampame. Kuo tikime, tuo ir tampame. Amen. Aleliuja. Naudok šitą principą ir kasdienybėje ir visur ir visada neduokite vietos velniui, sako. Kada velniui duodam vietą, kada aš jam duodu vietą, tada, kada aš pasiduodu liūdesiu, kada aš pasiduodu nevilčiai, kada aš pasiduodu neramybei, baimei. Reiškia, aš duodu velniui vietos. Pasakyk, kaimynui, neduok vietos velniui. Tavo širdį vieta skirta Jėzui. Amen. O Jėzus davė ne baimės dvasią, o drąsos, jėgos ir galybės dvasią. Amen. Aleliuja, štai kokie mes Jėzuje Kristuje. Netapsime, bet esame Jėzuje Kristuje tokie, nes priėmėme jo dvasią. Ir per tikėjimą visą tai pasimatys mūsų charakteriuose, gyvenimuose. Amen. Aleliuja. Pirma tikėjimas, po to regėjimas. Aleliuja. Todėl viešpatie, ačiū tau už šitą tikėjimo dvasią, gamtinę dvasią. Sakyk, aš gamtinę dvasią turiu. Aš ne iš žemės gimęs, aš iš dangaus gimęs. Man ant gamtinė Dievo dvasia. Ir aš stiprus jo jėga. Ir pergalingas jo jėga. Amen. Aleliuja. So praise to Jesus. Kiekvienas, kuris priėmė Dievo dvasią, gimė iš dangaus. Amen. Ir ačiū viešpačiui Jėzui. Jeigu ne jo auka, jeigu ne jo Golgota, mes niekada nebūtume šito turėję. Amen. Jis nebūtų galėjęs ateiti į mūsų širdis, būdamas šventas, į mūsų nešventus. Bet jis sumokėjo kainą, užsidėjo mūsų nuodėmes, mūsų kaltes, kad jis mus pašventino. Amen. Ir todėl jis atėjo į mūsų širdis. Nes mes tapome šventi dėl jo. Amen. Viskas iš jo, per jį ir jam. Šiandien mes kalbėsime daug, kad kiltų šlovės jam, Jėzuje. Dienos, galima sakyti, paskutinės ir piktos. Ir išgelbėjimas, kas yra mūsų gerovė, kažkokie regimi dalykai. Ne, išgelbėjimas yra Jėzus Kristus. Su juo pasitikėjimas juo ir pasilikimas jame iki gyvenimo galo, kol susitiksime akis į akį, nes tai yra mūsų išgelbėjimas. Priešas stengiasi ne tik pasaulį, bet ir krikščionis nukreipti į nesvarbius, nereikšmingus dalykus, kad jie jų siektų, ieškotų, ten resursus dėtų, jėgas visas dėtų. Jis sako, taip, taigi tu pašauktas palaiminimui.
Ir visa tai teisingai. Bet jeigu mes užmirštam Jėzų, tai yra tuščia ir tai yra niekas. Tie dalykai mūsų neišgelbės. Amen. Viskas yra gerai, bet nepamesti Jėzaus. Pirmumo jam savo širdį, savo gyvenime. Ką bedarytume, kaip sako Dievo žodis, darykite kaip viešpačiui. Amen. Visada viskas iš jo, per jį ir jam. Net jeigu darai kažkokius didelius grandiosinius planus, tai jo šlovei daryk taip kaip jam. Ir jam kils šlovė. Amen. O ką mes vykdom kažkokius planus grandiosinius ir mes prisimam šlovę savo, jeigu neatiduodam šlovės Dievui. Jėzui Kristui, nes visa tai, kad mes šiandien dar gyvi, tai šlovė viešpačiui Jėzui. Mūsų nebūtų buvę gyvų, aš manau, kad taip. Manęs tikrai, tavęs nežinau, tu pat žinai, bet tik Jėzus Kristus mus ištraukė iš tos tamsos, perkėlė į šviesą ir dabar jis mano gelbėtojas esti bus ir amžinai. Amen. Nepamesti gelbėtojų, bet galima gyventi kažkokiu krikščionių gyvenimą ir pamesti gelbėtoją. O visa kita, kas čia yra žemėje, viskas bus sunaikinta. Galima sakyti, išgelbėjimas tik Jėzuje. Amen. Nei vieną fizinį dalyką mes negalėsim pasiremti, kas liečia mūsų išgelbėjimą. Ir ne vieno fizinio dalyko nepasimsime į dangų. Todėl tai nuostabu, kad tą turime, bet tai nėra mūsų išgelbėjimas. Todėl gerai darai, kad tu neleidi savo užmiršti, kas yra viešpats Jėzus. Todėl atsinaujinkite, sako, proto dvasioje, atsinaujinkime. Amen. Todėl sekmadienis yra atsinaujinimas viešpatyje. Kiekvieną rytą atsinaujinkime Dievo malonėje. Amen. Halleluja. Atsibundi rytą. Ačiū Jėzau, kad tu mani, aš tavį. Ačiū Jėzau, kad tu mane išlaisvinai, kad tu mani savo jėga, kad tu mane palaiminai, kad aš su tavim. Ir tavį kyla Dievo dvasios jėga. Amen. Gyvenkim taip, negyvenkim savo jėgom. Negyvenkim, nes kai ateis išbandymai, mes neišgyvensim. Nes tik Jėzus išgyvens mumise, kai mes į jį remsimės. Amen. Ir būsim pripratę gyventi kasdien su juo, atsinaujinę malonėje kiekvieną rytą. Aleliuja. Ir Dievas sakė, suvinios šitą žemę ir vieną kartą baigsis šitas pasaulis. Visą tai, kas čia yra regima, viskas bus sunaikinta. Tik aš per Dievas viską naikins. Jis viską kūrės ir viską teisę turi sunaikinti. Matydamas, kad nedorus žmonių širdys iškreipė jo planus, jo kelius ir jo tiesas. Amen. Ir jis toks buvo Dievas Senam testamente. Jis toks ir šiandien. Nes kažkaip tikintieji galvoja, ir šiaip žmonės, tik tikintieji, kad Dievas malonės laikas šiandien, tai jis kažkokiu tokių, žinot, nebus teisingas, nebus toks tiesus. Ne, jis buvo tiesus ir teisingas ir esti ir bus. Amen. Tik tai malonė tą Naujojo testamento metu, kad mes galėjome, Jėzus atėjo mūsų širdis, tą malonę, tą jėgą gavome iš jo. Gyventi taip, kaip Dievas pašaukė gyventi. Va toks ir skirtumas Naujojo testamento metu. Tai nereiškia, kad mums, prisimenat, Jėzus sakė, aš neatėjau panaikinti įstatymą. Aš atėjau jo išpildyti. Amen. Todėl jis atėjo mūsų širdis tam, kad išpildyti. Ir štai matome visur, be jo, kai tu užmiršti jį, tu neišpildysi jo žodžių. Nieko daugiau negalime. Todėl Paulius sakė, be jo jūs nieko negalite nuveikti. Neparašyta.
Todėl viskas per jį ir jam. Pasaulis eina į pabaigą, žemės drebėjimai, tsunamiai, visokie, ar ne? Karai, kurių jau nieks nesutvarko, nesuvaldo ir nesumaldo. Ir tai labai panašu, kad tai gali būti tie laikai, apie kuriuos kalbėjo Jėzus. Mes paskaitysim po to apie tuos laikus. Ir to nieks nesustabdys. Dievo jau nieks nesustabdys. Amen. Paskaitysim, koks Dievas, koks Izaijo pranašystė, atsiverskim, ir paskaitysim, koks buvo Dievas, jis toks ir yra šiandien. Nes mes sakome, Dievas toks vakar, šiandien ir per amžius. Amen. Amen. Jis nesikeičia. Žmonės keičiasi, kartos keičiasi, dalykai aplink keičiasi, bet Dievas nesikeičia. 45 skyrius Izaijo. Nuo pirmos. Taip sako viešpats savo patirtam Kyrui, čia karalius buvo, Kyras toks. Sako, viešpats sako, jis yra mano tarnas ir įvykdys mano valią. Jis žiūri tave taip lygiai taip pat. Tu esi mano tarnas ir įvykdysi mano valią. Jis taip žiūri. O aš vykdysiu jo valią, čia jau nuo manęs priklauso. Amen. Bet Dievas tiki ir tikisi ir visada tiki tavim ir manimi. Amen. Taip sako viešpats savo patirtam Kyrui, kurį jis pasirinko, kad atiduotų jam tautas ir nuginkluotų karalius, atidarytų duris ir vartų niekas jam neuždarytų. Jėzus tave pašaukė pergalį? Taip. Taip kaip ir Kyrą. Jis pašaukė tam, tam ir tam. Kad nuginkluotų karalius, atidarytų duris. Mums taip pat Jėzus davė valdžią atidaryti kalėjimo duris, belaisvius išleisti į laisvę. Toliau antra eilutė. Aš eisiu pirma tavęs. Sulyginsiu kalnus, sutrupinsiu varinės duris ir sulaužysiu geležinius užkaiščius. Matot, koks Dievas galingas, kuris eina mūsų priekyje? Tik jį reikia priekyje leisti. Ne už savęs, bet priekyje jį leisti. Visada jį laikyti pirmoje vietoje ir žinoti, kad jis mūsų išgelbėjimas. Ne mes išgelbėti, bet jis mūsų išgelbėjimas. Todėl mes išgelbėti. Ir kad jis gali kažkuris nors žmogus sakyti, aš išgelbėtas, bet užmiršti kodėl. Dėl to, kad Jėzus gelbėtojas, išgelbėtojas tavį, tik dėl to. Amen. Todėl niekada didžiuotis niekuo, nes jis mano išgelbėjimas. Tai šiandien ir tvirtinsimės tame, kad jis, Jėzus, jo vardas, jis išgelbėjimas. Nes galime labai nukrypti nuo šitų pagrindinio pamato Jėzaus Kristaus ir nukrypti į gerovę, į palaiminimus. Dievas duos, Dievas duos, Dievas duos, Dievas duos. Ir užmiršti, kas tas davėjas ir kad jam pridara šlovę atiduoti, vienintelį visų pirma jam šlovę atiduoti. Dar nematydami, bet tikėdami ir dėkodami. Aš tau duosiu tamsaus lobius ir paslėptus turtus, kad žinotume, jog aš esu viešpats, Izraelio Dievas, kuris šaukiu tave vardu. 5 eilutė galim paskaityti. Aš esu viešpats ir kito nėra. Nėra kito Dievo, iš mažosios raidės čia parašyta, šalia manęs. Nėra kito Dievo. O mes matom, kas vyksta pasaulyje. Kiek žmonės prigalvoja Dievų.
Ir dar sako, svarbu Dievas. Netgi kai kurios organizacijos, kurios ten iš nepriklausomybių turi programas išlaisvinimo, ten irgi abstraktumas. Kažkoks Dievas. O kažkoks Dievas niekada neišgelbės. Amen. Tik vienintelis Jėzus Kristus pasiaukojo dėl mūsų ir jis vienintelis iškovojo pergalę. Ir vienas Dievas, vienas Jėzus Kristus atpirkėjas ir viena šventoji dvasia. Ir tik jo vardu mes įgausime jėgų nugalėti priklausomybės ir visus priešus. Amen. Tik Jėzaus vardas aukščiau visų kitų vardų. Kad žmonės visame pasaulyje žinotų, jog kito nėra šalia manęs. Aš esu viešpats ir niekas kitas. Aš darau šviesą ir sukuriu tamsą, duodu ramybę ir sukuriu piktą. Aš viešpats visą tai darau. Ką jis nori, tą jis daro. Amen. Bet jau kadrybė labai didelė, jis ilgai kenčia. Bet paskui įsilioja jo rūstybė, kai kažkas neatgailauja. Amen. Jei nėra atgailos, jo rūstybė įsilieja. Ir ta rūstybė galioja ir mums. Amen. Jeigu mes nepaklūstam jo dvasiai, jo žodžiui, elgiamės savaip, atėjus metui, jei neatgailaujame, ta rūstybė įsilieja. Todėl, kad jis yra teisingas, jis negali būti neteisingas. Bet jis viską mums davė, kad mes būtume palaiminti. Ir Jėzų Kristų net paaukojo, kad jo krauju mes atgailaudami būtume išteisinti ir nuplauti. Ir 9 eilutė. Vargas tams, kuris vaidijasi su savo kūrėju. O daug kas vaidijasi. Amen. Pasaulyje žmonės vaidijasi. Mes irgi, kada nenorim pasivesti jo žodžiui, mes vaidijamės. Murmam nepatenkinti. Ir sako, kada molio šūkis vaidijosi su puodžiumi. Ką jį gali padaryti tą šūkį? Bet kai jį pasiveda Jėzui Kristui tą šūkį, tai Dievas ją suminko, perminko ir padaro kažką nuostabaus. Amen. O jeigu tą šūkį šokinėja prieš Dievą ir priešinasi, tai jį pražus. Amen. Ar sako molis puodžiui, ką darai? Arba dirbantys savo dirbėjai, tu esi neišmanėlis. Sėdėt puodą, žiedžia, o jis reikia. Tu neišmanėlis, čia užkabėk, čia. O mums taip kartais būna. Ką čia tas Dievas daro? Aš prašiau, jis čia ne taip daro. Jis yra puodžius, neturi, ne aš. Kaip jis norės, taip ir darys. Jis žino, kaip tavo gyvybę išsaugoti. Mums atrodo, kad mes žinom, kaip išsaugoti gyvybę. Kaip viską padaryti, kad būtų čiki. Ir kartais mes Dievų tą formavimą, aš tikiu, kad daugelį kartų nesuprasdami murmėliam ir atstūmėm. Todėl mes pažaukti gyventi atgailaus gyvenimą. Amen. Nuolankieji bus išaukštinti, nuolankieji bus pakeisti, nuolankieji, o ne tie, tai ką čia daro, tai ką čia sako, tai ką čia ta pastorė daro, tai kas čia kodėl šitaip. Dievas bus suinteresuotas per pastorių tau padėti visada. Amen. Nes jis myli kiekvieną ir neduos, koks ten
pastorius bebūtų, jeigu tu myli Dievą, Dievas per jį kalbės. Amen. Aš nesakau, kad vien per jį. Visokiais būdais Dievas kalba. Bet jis kalba ir per savo tarnus. O mes labai dažnai raimomės. O man nepatinka, o man visai nepatinka, o man šitas nepatinka, o man atrodo, kad šitaip turėtų būti. Ir mes priešinamės Dievui. Tuo metu nesuprasdami. Amen. Tai aš tikiu, kad man ir jums trūksta nuolankumo prieš Dievą. Amen. Daugiau atgailos ir mažiau nepasitenkinimo. Nes nepasitenkinimas ir murmėjimas, tai kas baigėsi izraelitams, pasibaigė dykumoje jų kelionė. Kai kurių, ar ne? Tie, kurie murmėjo ir toli nenuėjo. O geras surimavimas, ar ne? Tie toli nenuėjo. Tie, kurie murmėjo, sakyk, tie, kurie murmėjo, netoli nuėjo. Netoli nuėjo. Amen. Amen. Čia labai daug kalba apie viešpatį, gerai dar pažiūrim galas šitos skyriaus pačio 21 eilutė. Pabaiga, aš teisus Dievas ir išgelbėtojas. Mes kartais išgelbėti esam Jėzų Kristų ir galvom, kad mes išsigelbėtojai tokie. Aš išgelbėtas ir jau man Jėzus nelabai man čia apie jį. Kalbėti įdomu, jau čia praeitas etapas, kai kas sako, tu čia jau pradžia, čia praeitas etapas apie Jėzų. Dabar jau mes jau bėgam ant eiklių, ant žirgų, ant greitųjų. Tik tas žirgas gali suklupti, jeigu tas žirgas ne Jėzus. Jeigu ne ant jo mes statome, nenoriu sakyti jojame, bet su juo nesame. Pažiūrėkite į mane ir būkite išgelbėti, visi žemės kraštai, aš esu Dievas ir nėra kito. Į mane žiūrėkite, į ką mums sakė įsižiūrėti, į Jėzų Kristų, įsižiūrėkite į Jėzų Kristų. Jis mūsų išgelbėjimas, įsižiūrėkime į jį. Į jo žodį įsižiūrėkime. Va čia išgelbėjimas, jo žodyje, žeme išgelbėjimas. Bet priešas taip traukia ieškoti tų išgelbėjimų kažkur. Užsienį, internete, dar kažkur tai ieškoti. Tai šiandien dvasia kalba, kad tau nereikia niekur bėgti į užsienį. Tau nereikia ieškoti, kur pasislėpti nuo paskutinių dienų. Nes tu niekur nepasislėpsi. Niekur nepasislėpsi. Tu gali ir aš pasislėpti tik Jėzuje. Vis jame tvirtintis ir tvirtintis. Pasitikėti juo ir gyventi iki tų dienų, kada bus visa kita sunaikinta. Jeigu dar gyvi būsime, kai bus sunaikinta. Amen? Pasislėp, pasakyk kaimynui, pasislėp Jėzuje. Pasislėp savo Dieve. Nes tik tai yra nesujudinama, tik tai yra amžina ir tik tai išliks. Ir tik ant šitos olos stovėdami mes audrus mūsų nenuneš, parašyta Dievo žodyje. Amen? Todėl daug atkrenta visokių rūpesčių, kuriuose skęsta pasaulis, nes išgelbėjimas yra Jėzuje Kristuje. Aš savimi prisiekiau, sako, mano žodis yra tiesa. Jau ką Dievas prisiekė, tai tikra tiesa. Nors kartais mūsų kūnai nenori tos tiesos, nenori įsisukinėti, įsiraityti kažkaip sielus, nenori pasiduoti Dievo tiesai. Ar ne? Bet viešpats yra tiesa, jo žodis yra tiesa ir tas žodis pasiliks. Prieš mane suklups kiekvienas kelias. Va šitas žodis, kur čia parašytas, mes skaitome, jis pasiliks.
Tai tegul šitas žodis įsigyvena mūsų širdies plokštyse ir mes su tuo žodžiu ir Jėzumi išliksim. Prieš mane suklups kiekvienas kelias ir kiekvienos lūpos mane prisieks, man prisieks. Štai koks yra Dievas. Ir štai koks yra Jėzus. Ir kaip mums svarbu jį laikyti savo viešpačiu ir žinoti, kad mūsų išgelbėjimas nėra fiziniai dalykai, kurie supa mus. Todėl svarbu visą daryti, kas yra aplinkui, bet svarbiausia yra Jėzus. Kad nenukristi nuo šitos uolos iki susitiksim su Dievu akis į akį. Amen. Jėzus, vardas Jėzus. Kodėl taip nekenčia pasaulis vardo Jėzus? Jie pakeičia visokiam psichologiniam tiesom, visokiais kitokiais išvardinimais, kad tik nebūtų žodžių Jėzus. Kad nebūtų žodžio Dievas, nes visas pasaulis yra piktojo valdomas ir jis nenori, kad būtų pašlovintas gelbėtojas. Jis nori jį įvynioti į vatą, nes visos kitos tiesos, jeigu žmogus nepriims Jėzaus ir nežinos, kad tai Jėzaus žodis, tas žodis jų neišlaikys. Amen? Nei dėsniai jokie, nei niekas, tik Jėzus išlaikys. Ir jo žodis išlaikys. Taip ir amen. O visa kita, visokios priemonės pagerinti gyvenimui, ten pagražinti, padaryti kažką. Bet išgelbėjimas vienintelis Jėzus Kristus. Ir tik per jį viskas ir jam. Ir mes per jį valdysime. Taip? Kai mes matome negatyvę situaciją, mums Jėzus davė valdžią ir mes per jį valdome. Jėzaus vardu. Aš atremiu šitą mintį. Jėzaus vardu. Aš sugriaunu šitą problemą. Jėzaus vardu. Amen. Viskas Jėzaus vardu. Nes jis nugalėjo piktąjį ir jis davė mums valdžią. Prisimenu, kaip tie Skėvų sūnus norėjo išvaryti demonus. Demonai sukilo, jos pačius vos neužmušė. Todėl, kad jie norėjo naudoti Dievo jėgą be nusižeminimo prieš Jėzų ir be jo vardo. Jie sakė, to Jėzaus vardu, kurį skelbė Paulius. O jis pats juo visai netikėtų Jėzumi, tai jis ir valdžios neturėjo. Dabar kas nors sakytų tam iš netikinčių žmonių, sakytų, šėtonai išeik, to Jėzaus vardu, kuris skelbia Irena. Ar klausys priešas? Neklausys. Jis klauso tik to, kuris priėmė jį. Ir Jėzus tam duoda valdžią savo vardu surišinėti piktasias dvasias. Haleliuja. Kaip nuostabu. Amen. Haleliuja. Su Jėzumi mes statome jam karalystę. Su Jėzumi mes atstatom jo karalystę visų pirma savo gyvenime. O po to pasitarnavome kitiems, kad ir kiti priimtų Jėzų ir jie būtų karalystės Jėzaus atstatytojas Dievo. Ir be Dievo mes negalime nieko ir be paklusnumo jam. Pradžios knygoje, nežinau, gal atversis, gal ne, 6 skyrius.
Prisimenant, kaip greit žmonė iškrypo, jau 6 skyrius nuo pradžios knygos ir jau žmonė iškrypsta. Ir jau žmonė nepaklūsta viešpačiui. 5 eilutė. Viešpats matydamas, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelis, jų širdies siekiai buvo vien pikti. Tikrai, jeigu ne Jėzus širdį, tai ten vien pikti siekiai. Mano buvo, tavo buvo. Galbūt jeigu gerų darbų, bet jais išgelbėti ten nebūtų. Pikti siekiai širdyje, bet ne dabar. Dabar mes turime Jėzų ir mūsų siekiai, Dievo mintis, Jėzaus mintis, tai mūsų mintis, ir Dievo planai mūsų planai. Ir sako, gailėjosi Dievas, kad jis žemėje sutvėrė žmogų ir sielojosi savo širdyje. Matot, ir Dievas dar kažkada gailėsi. Ir Dievas tarė, aš išnaikinsiu žmonės, kuriuos sutvėriau nuo žemės paviršiaus, tiek žmonės, tiek gyvulius, roplius ir padangių paukščius, nes aš gailiuosi, kad juos padariau. Ir štai matot, kas laukia žmonijos, kurie neišsigelbsi per Jėzų Kristų. Jeigu jie nesišauks Jėzaus, likimas laukia toks pat. Sunaikinimas. Ir velnias to labai trokšta. Jis labai to trokšta. Todėl kaip svarbu tau ir man gyventi Jėzuje Kristuje. Ir nebūti pataikaujančiam žmonėms, bet skelbiančiam išgelbėjimo ir nesigėdyti Jėzaus Kristaus vardo, kuris vienintelis gelbsti. Ne kažkokias pasakas pasakoti, kaip tu pagerėjai, kad į bažnyčią pradėjo vaikščioti, pagerėjai, dar kažką. Tu pagerėjai dėl to, jei pagerėjai, tai dėl to, kad nusilenkė prieš Jėzų ir jis atėjo tavo širdį. Ir tada kitas žmogus. Ir šitie žmonės, kurie gailėjosi Dievas, kad jų sukūrė, kad jie atsitraukė nuo jo. Šiandien žmonės be Jėzaus, kurie neišpažino jų savo viešpačių, jie yra atsitraukę nuo Dievo. Jie sukilę prieš kūrėją. Ir jų laukia tik tas pats. Nes tik dėl Jėzaus vardo paveldės amžinybę. Kiekvienas, kuris priėmė Jėzų, išpažino savo viešpačių ir jame jis gyvena, jo dvasia, kuri prikels paskutinėje dieną, parašyta. Kas prikels? Geri darbai mano. Jeigu jis ten yra, tai jis prikels. Amen. Jeigu žmonės jo nepasišaukė ir jų ten nėra, nebus kam ir prikelti. Amen. Jėzus. Kaip sakiau, šiandien mes akcentuojam, koks svarbus Jėzaus vardas, kokia svarbi padėtis yra Jėzaus šiandien bažnyčiose ir skelbiant Kristų kitiems. Ne save skelbkim. Ne savo gražų gyvenimą, ką mes užturėjom, ką mes turim, kaip mes gražiai elgiamės. Ačiū Dievui, kad taip yra. Bet skelbkim Jėzų Kristų, kaip Paulius sakė, Jėzų Kristų ir tą patį nukryžiuotą skelbiu. Neišmintim žmogiška, sako, bet drebėdamas, net Paulius šitą pažino Dievą, bet jisai, nes jis drebėjo, kad jis paskelbtų Jėzų, o ne ką nors kitą. Amen. Ir Jėzaus ten nėra, kur jo vardas neminimas ir juo netikima. Nebus. Nei bažnyčioje tokioj nebus jo. Gali būti žmonių suėjimas, bet jeigu nėra pirmumo Jėzui, jis ten negalės nei veikti,
nei bus pašlovintas, nei darbų savo negalės daryti, nes jis daro darbus. Amen. Todėl nuo kiekvieno mūsų nario netgi priklauso, kaip mes Jėzų vertinam, kokia vieta jo mūsų gyvenime, kaip mes juo tikime ir pasitikime, tiek Dievo bažnyčioje ir bus. Nes tikėjimas juo pritraukia jį. Amen. O jeigu mes ateiname ir, ką čia šiandien ateis tas, anas, čia pasišnekėsim, pabendrausim, tai viskas nueis tuščiai. Negirdėsiu nei ką Jėzus kalba, nes aš neatėjau su juo širdyje troškimu jo. Nes troškimas jo pritraukia jį. Amen. Amen. Aleliuja. Aš trokštu pažinti jį, aš trokštu augti jame, aš trokštu gyventi su juo. Štai tavo išgelbėjimas yra čia. Sako, jeigu išlaikysite šitą tikėjimą Jėzumi Kristumi iki galo, kai aš ateisiu, sako Jėzus, tai būsit išgelbėti. Amen. Išlaikyti tą tikėjimą iki galo. Amen. Jėzumi Kristumi. Negalim sakyti, tie vieną kartą patikėjo, bet toliau tai aš su juo negyvenau. Nei bendravau, nei klausiau. Todėl Viešpats sako, budėkite, 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 kad kai ateis tos paskutinės dienos, ir tu būsi su juo gyvenęs, tu labai gerai jį pažinsi, tu būsi ramus prieš jį. Atpažinsi jį. Nes tu kasdien su juo gyvenai, ne su kažkokiam, kaip sakiau, dogmom, dėsniais, taisyklėm, bet su juo. Aha. Su juo. Asmeniškai. Ir čia buvo, sako, viskas buvo sunaikinta, tik tačiau Nojus radęs malonę Viešpaties akyse. Ir kodėl jis ją rado? Nojus buvo teisus ir tobulas vyras, savo kartoje jis vaikščiojo su Dievu. Reiškia, ištikimas buvo. Ir todėl Viešpats su juo kalbėjus ir jam apreiškė statyti Nojaus laivą, išgelbėjimo, visa kita buvo sunaikinta. Amen. Ir kažkaip, tai jo buvo sunaikinta, bet čia ne dabar, čia žinai, čia taip nebus, jau čia tai buvo. Bet toks sieloj, toks ir dalykas. Tai čia užtrunka grįžti, čia dar pagyvensim, bet kaip, o paskui jau čia susijimsim. Ne, šiandien, sako malonės metas, kai jis kalba, neužkėtinkim savo širdžių, šiandien. Ir 7 skyrius 21 eilutė galim paskaityti. Ir kai užėjo tvanas, kaip žinom, tik tai Nojus su savo šeimom sudaręs duris tame laive, jis statė tą laivą ilgai. Galima sakyti, tu šiandien vis atnaujindamas savo gyvenimą Jėzuje Kristuje, vis statai savo tą laivą. Dvasinis laivas tai Jėzus Kristus šiandien, Naujojo testamento metu. Tada buvo fizinis laivas, bet Nojus paklusniai klausė, ką Dievas sakė, kaip jį reikia pastatyti, iš kokių sakų ten užtepti, kad neįbėgtų vanduo, kiek ten aukščiau, kiek pločio ir visa kita jis paklusniai. Todėl mes šiandien taip trokštam, kad tas gelbėtojas ten širdį užimtų visas vietas. Amen. Kad ten išvytų visus priešus, kad jis ten gyventų ir ant jo mes išplauksime, nes jis mūsų širdyse, jam šlovė ir jam garbė. Ne ant gražių darbų, ne ant gražių kažkokių dalykų mes išplauksim, bet leisdami jam būti viešpačiu iki gyvenimo galo, kol susitiksim. Amen.
Jis sako, aš su nieko nesidalintų šlovę ir garbę. Nei su jokiais gerais darbais, nei su jokiais nuopelnais. Aš gelbėtojas, sako. Amen. Visi kiti dalykai yra mūsų gyvenimo priemonės ir labai gerai, kad jie yra. Bet ne taip, kad užmirštume viešpatį. Prisirištume prie tų dalykų. Prisimenu, sako, turintys žmonas, kaip neturintys tų žmonų, kaip turintys, ką ten dar. Prisimenat kažkur. Lyg neturintys, ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad tu turi numest, ką tu turi. Ne, tu turi, bet tau nėra tai svarbiausia. Amen? Tu neprisiriši prie to ir palieki viešpatį. Nes tendencija tikrai yra tokia prisirišti prie kažko ir palikti viešpatį. Ir aš tikiu, mes visi patyrėm, kaip kažkokį dalyką, jeigu tu prie jų ten, prie tų stabų ilgiau pabūni, jie taip traukia tave, jie to taip patinka, kad paskui tas noras jau to Jėzum sekti nelabai ir toks yra. Nes tie dalykai suriša. Todėl tuos dalykus nelaikyti svarbesniais negu Jėzų Kristų. Amen. Jis svarbiausias mūsų gyvenime. Tas balansas, žinot. Balansas, kad dėl kažko nepalikti savo gelbėtojų. Ir ta 21 minutė žuvo kiekvienas kūnas, kuris judėjo ant žemės, paukščiai, galvijai, žvėrys, ropliai ir visi žmonės. Visa, kas buvo gyva ir gyveno sausumoje, išmirė. Taip Dievas išnaikino visas gyvas būtybės, kurios buvo žemės paviršiuje, tiek žmonės, tiek gyvulius, roplius ir padangių paukščius. Išliko tik Nojas ir tie, kurie buvo su juo arkoje. Štai mato, Dievas gali sunaikinti. Amen. Ir mes negalime visada šaukti, čia ne Dievas. Negalime. Nes gal tai įsiveikia. Kažkoks nepaklusnumas Dievui kažkieno. Amen. Šiandien žemėje tautų nepaklusnumas labai greitas iškrypimas, tiesiog super greitas. O Sodomo ir Gomora irgi buvo jau vieną kartą sunaikinta ugnimi, ne? Ten buvo iškrypimas ir visa kita. Todėl kaip svarbu iš tiesų skelbti Jėzų gelbėtoją, nes viskas bus sudeginta dabar, sakė, ugnimi. Parašyti nežinau. Vandeniu jisai sako, kad vėloraištę palieku, aš jums primenu, kad vandenį nesunaikinsiu. Ir Evangelijose parašyti, kad sunaikinta bus ugnimi. Kokia ta forma? Ar tiesiai ugnis iš dangaus ateis? Ar kažkokios priemonės bus panaudotos, kad ugnis? Niekas nežino. Bet tas, kas Jėzuje Kristuje nesudegs, tas gyvens amžinai. Amen. Todėl kaip ten sako, visada galvojam, visiems gali būti blogai, bet tik ne man. Ne? Vat yra toks. O Dievas sako, tu nežinai, kada bus gyvybės pareikalauta. Tu nežinai, kas ryt tavęs laukia. Mes nežinom. Todėl toks priklausomybė nuo Dievo, kad jis yra svarbesnis. Labai svarbu tokia pozicija būti. Tu Dieve žinai. Kad jis sako, aš eisiu ten, dirbsiu ten, darysiu tą ir tą. Jėzus sakė, kas tu žinai, gal gyvybės bus pareikalauta. O Jėzuje tai nespėja įsitvirtinti. Todėl nepalikim Jėzaus, nes nežinom, kada bus pareikalauta. Mes nežinom, kada ateis jis. O jis sakė, ateisiu netikėtai kaip vagis. Vagis. Amen. O žmogus tai visada, nu tai šitas dar nebuvo, va dabar šitaip turi būti, paskui šitaip. Ir visas pasaulis spėlioja. O man ir tam, nereik nieko spėlioti, apsiraminkim. Jame pasilikim. Ir visai nesvarbu, ar šiandien iš manęs paims kažką.
tą kūną. Ar kada nors? Gyvenkim kaip viešpačiui, darykim viską iš širdies. Jėzus visada sako, ramybė jums. Niekada jis nesakys, kad neramybė jums. Dabar jau būkit neramus, žinokit, jau paskutinė laikai ateina. Dabar neramybė pasiduodam. Kaip tik dar didesnė ramybė pasilikim Jėzuje. Tai garantija, kad tu su juo tikrai išplauksi. Ne? Kaip Nojus. Pakilo ir už kiek laiko nuseko vanduo ir pasidėjo. Vanduo sunaikino blogybės visas, bet dvasios nesunaikino. Taip. Gyvulius, roplius, žmonės sunaikino. Paskendo. Bet dvasia tai liko demoniška. Ir sunaikinti neįmanoma. Fiziškai. Jį nugalėjo tik Jėzus Kristus. Amen. Va kodėl tau ir man jis toks svarbus. Nes jis tave ir mane išlaisvino. Jis išgydė. Jis dovanoja amžiną gyvenimą. Jis viską padarė. Ir todėl aš negaliu jo paleisti. Ne iš savo minčių, ne iš savo gyvenimo, ne iš kasdienybės. Seksiu jo, pasiduosiu jam. Ir jis, kai ateis pasiimti, jis matys, kiekvieno širdį mato. Amen. Todėl sako, vien gerais darbais niekada nebūsite teisūs, bet priėmė Jėzų Kristų savo gelbėtoją. Dabar iš Naujojo Testamento paskaitysim 2 Petro 3, visą skyrių neskaitysim, galbūt nuo 3 eilutės, 3 skyrius, 2 Petro, 3 skyrius, 3 eilutė. Pirmiausia, žinokite, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, gyvenantys savo geidulės ir kalbantys. Kur čia jo atėjimo pažadai? Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka, kai buvę nuo sutvėrimo pradžios. Mat jiems to norintiems yra paslėpta, kad nuo seno buvo dangus ir žemė iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu. Todėl ir ano meto pasaulio žuvo vandeniu užtvindytas. O dabartiniai dangus ir žemė tuo pačiu žodžiu palaikomi ugniai, saugomi teismo dienai ir bedievių žmonių žuvimui. Kaip čia Frizija sakė, kieti jau žodžiai tu Jėzaus, kas jų gali klausytis. Bet tai yra tiesa, bedieviai pražus. Be Jėzaus kiekvienas pražus. Todėl tai tau čia nėra kur gąsdintis, nes tu išpažinai Jėzų ir seki juo, pasivedi jam, bet čia tesužadina mus skelbti kitiems Jėzų Kristų. Kad atsinaujintų mums tas Evangelijos skelbimas žūstantiems. Dievo žodis sako, eikite į pasaulį ir neškite gerą žinią vargšams. Ne tu vargšas, pasaulis vargšas. Amen. Ir jie tikrai išdidžiai žiūri, kaip čia ir sakė, kad jie kalba, kur čia tas Jėzus, koks čia Jėzus, kam čia to Jėzaus ir ką jūs čia įsigalvojat, ar ne? Todėl, kad jiems uždengta parašyta. Todėl, kai matom žmonės, jie tau brangus, mylimi, melskis, kad Dievas ir jiems apreikštų. Amen. Kad ir jiems apreikštų tai, ką tau apreiškė. O nesakyk, nenori, tai nereikia. Nenori, nereikia.
Pasimelskim už juos. Kai matome, kad jie nesupranta, nesistebėkim, neniekinkim, nežeminkim. Bet pasimelskim už juos, Dieve, apšviesk protą, aš tai laimingas, aš tai išgelbėtas, aš tai jį pažįstu, bet jie. Nes kartais, kai įžeidžia pasaulis, mes dar kartais imam ir įsižeidžiam. Ką ten įsižeisti, vargšas žmogus, kuriam viskas uždengta, kuris Jėzaus neturi širdį. Todėl paskutiniai, sako, matom, kas vyksta žemėje ir jau žmogus nebesutvarko, tai kažkiek ir liudija, kad tai Dievo įsikišimo. Tai vyksta. Todėl skelbkim žmonėms išgelbėjimo žinią, brangieji. Ir negalvok, kad tu vargšas, kad iš tavęs tyčiojasi dėl Jėzaus. Bet žinau, kad garbė nešiauti Jėzų širdyje ir būti jo tauton, ir būti gimusiam iš dangaus ir vaikščioti šitoj žemėje. Tam mes čia ir siųsti, sako, kad vaikščiodami čia žemėje atneštume dangaus šviesą. Amen. Kai meldžiamės, maldose skelbiam šviesą, dangaus karalystę, atpalaiduojam, naktinį maldo, šitą meldimės, penktadienį. Palaidavom dangų, dangaus karalystę, tiesą, šviesą, laisvę, griovėm tamsą, laisvę žmonių širdims, sieloms, kūnams, tas, kuris surišęs, jų širdis, laisvę, sutraukom tuos pančius, mes turime valdžią, piktajam, be laisvius, išleisti į laisvę parašyti. Amen. Todėl nebūkim pasyvūs šitomis paskutinėmis dienomis, atiduokim save Jėzui. Kam jis mus pašaukė. Amen. Tai yra svarbiausia. Tai yra svarbiausia. Vykdyti jo valią. Jis sakė, ieškokite visų pirma mano karalystės ir teisumo, o visa kita bus pridėta. Kai mes jam tarnausime, mums dar bus pridėta prie mūsų gyvenimo asmeninių, kuriuos mes gyvename, mums bus dar pridėta. Gal kurį laiką tu tarnauji, sėdi kažką, dar nematai, bet tu būtinai pamatysi, kad Dievas už tave, jis sako, aš darbininkas savo rūpinuosi savo tarnais, aš rūpinuosi tarnais. Amen. Ir jis mato, kas tarnauja jam ir kas netarnauja jam. Amen. Todėl būkime tie tarnai, jis sako, tos talentus, kur yra pavyzdys, nepaslėpkime į žemę, kad kai ateis Jėzus, jis dar aš vis tave čia nešioju užkasęs kažkur. Ne, sako, aš daviau, kad tu dalintum tai, kad ir kitiems tai pasakytum, kad tai būtų padauginta. Kas padauginta? Išgelbėjimas per Jėzų Kristų. Amen. Be abejo ir visa kita, ką mes gyvename Jėzuje, viskas dauginasi. Geri dalykai, kaip ir blogi dauginasi, taip ir geri dalykai dauginasi. Patarlė viena tokia yra labai gera, nesiverskit, aš tik vieną eilutę paskaitysiu, aš noriu, kad nepadaryčiau, nepraleisčiau nei vieno žodžio. Čia tai paskaitysiu labai trumpą patarlė 18:10, jeigu kas rašote, užsirašykite 18:10 ir čia parašyta: Viešpaties vardas, tvirtas bokštas, teisieji bėga į jį ir yra saugūs. Halleluja! Visada su Jėzumi, visada bėgi pas Jėzų, visada su juo bendrauji, su juo kalbės. Tai yra bokštas, tai išgelbėjimas mūsų. Saugus, saugi priebėga. Teisieji bėga ir saugus. Pasakyk kaimynui, aš saugus. Aš Jėzui Kristui. Amen. Jam šlovė ir jam garbė. Apaštalų darbai, dar atsiverškim 4 skyrius 10 eilutė. Apaštalų darbai tai Naujojo testamento bažnyčios įvaizdis, taip? Ne įvaizdis, o pavyzdys, atsiprašau.
Tai yra bažnyčios pavyzdys, kokia šiandien turi būti bažnyčia. 4 skyrius, 10 eilutė. Galima nuo 8. Paštalų darbai, 4 skyrius, 8 eilutė. Jie ten darė stebuklus ir visi ten sakė, kokia jėga jie čia visą tai padarė. Tada Petras, kupinas šventosios dvasios, jiems atsakė, tautos vadovo ir Izraelio vyresnėliai. Dėl gero darbo ligotam žmogui šiandien mus klausinėjat, kaip jis buvo išgydytas. Tai tebūnė jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma vardu Jėzaus, Kristaus, iš Nazareto, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Jo dėka šis vyras jūsų akivaizdos stovi sveikas. Jo vardu. Amen. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte. Jis čia taip kalba fariziejams tiems. Kurį jūs atmetėte. Ar ne šiandien vyksta tas pats? Ir sakau, net iš bažnyčių nori atmesti Jėzų. Ir daug bažnyčių griūna šiandieną, kur nebuvo pastatyta ant Jėzaus, kur buvo atmestas Jėzus, bet buvo kažkokios dogmos, kažkokių tai dėsniais, tvirtinimai, gerovė kažkokia buvo. Bet Jėzus užmirštas. Visa tai sugriūna. Amen. Jėzus yra akmuo, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra, sako, niekame kitame išgelbėjimo. Sakyk, nėra niekame kitame išgelbėjimo. Nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kurio turėtų būti išgelbėti. Vienintelis Jėzus. Išgelbėtojas. Amen. Štai kiek mes turime bereikalingų dievų, bereikalingų visokių pasaulyje tuščių religijų, kurios niekur neveda. Kurios kalba apie plamų žodį Dievas. O Jėzus atmetamas. Prie Dievo neprieis nei vienas be Jėzus, be sutankintojo. Kažkas bando Antano švento Marijos vardu kažką tai įsigelbėti. Bet Dievo žodis sako, nėra išgelbėjau niekame kitame, tik Jėzuje Kristuje. Nes tik jis ant kryžiaus buvo, pasiaukojo dėl žmonijos kalčių nuodėmių prakeikimo ir tik jis atkentėjo. Ir tik jis nugalėjo piktąjį. Ir tik jis mus pašventina šiandien, kai mes jį priimam. Mes priimam jo šventumą. Amen. Ir paklusdami jam vis šventėjame ir išoriškai. Amen. Tikėjimo, kad esam šventi Jėzuje. Ir kai kažkokia nuodėmė dar kimba, mes sakom, atleisk Jėzau ir keisk. Žinau, kad aš turiu jėgą, aš galiu. Haleluja, nes tu manyje. Amen. Ir taip, sako, būsit keičiami iš šlovės į šlovę, iš jėgos į jėgą. Išgelbėti Jėzaus gyvybę. Dar greit paskaitom Romiečiams 5 skyrius 8 eilutė, kuri tai akcentuoja. 5 skyrius 8 eilutė. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus. Kokia meilė Dievo? Kai tebebuvom nusidėjėliai. Todėl šiandien pasaulyje už visus nusidėjėlius taip pat Jėzus ir už juos parodė tai. Bet ar jie priims į klausimus? Amen. Bet jis už visą pasaulio žmoniją, už tave, mane ir visus tai padarė Golgotoje, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvom nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti jo krauju,
Mes būsime per jį išgelbėti nuo rūstybės. Per jį būsim išgelbėti iš visų rūstybių. Sakyk, aš per Jėzų būsiu išgelbėtas nuo visų rūstybių. Per Jėzų, kuris mane. Aš jį myliu, aš jį gerbiu, aš jį šlovinu, aš jį aukštinu. Amen. Per jį išgelbėti iš tamsos. Tada sako, žiūrėkit, kad jis nesigirtum savo gerais darbais, kad galvotų, kad tai būsite išgelbėti. Nuosavas teisumas yra purvinis karmalai. Amen? Bet Jėzus širdį, jo teisumas, tai išgelbėjimas. Jeigu, kai dar buvote priešai, mus sutaikė su Dievu jo sūnaus mirtis, tai tuo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Haleliuja, tai kas svarbiausia šiandien? Jėzus, čia mūsų išgelbėjimas. Ir kad šitas tikėjimas, juo, žinau, sakau, įvairių tikėjimų yra, žinau, tai tas taip tikė, mes taip tikė, vienas laužus degina, kiti šauka apie laužus, pagonybė, dar kažkas, svarbu Dievas. Ir kaip aš žiūriu, koks piktis sukyla ant priešų, ne? Kaip jis sugebėjo protingų žmonės, išsilavinę, nukreipėme prie kažkokius netikrus dievus. Koks tu laimingas, kad tu galėjai patikėti iš Dievo malonės, kad Dievas priėjo prie tavo širdies ir tu patikėjai, ne kažkokiu Krišnu. Aš kai buvau netikinti visą. Tai pamačiau krišnaistai Kaune, ten jie Hari darė kažką laisvės alėjoje. O aš tada buvau ieškojime gyvenimo prasmės ir nebenorėjau gyventi. Ir man vienas pakišo jos, aš nusipirkau tą Bhagavad Gitą, tokią jūs skaitosi ten Bibliją. Parsivežiau ir pradėjau skaityti, galvoju, dabar čia jau tas Dievas kažkoks tai mane pagelbės. Ir visas skaitau aš ten tą knygą, kad su kuriais buvo Krišna armija, kopijas visada velnias daro. Su kuriais buvo Krišna armijoje, tai jie laimėjo. O tie pralaimėjo, kur nebuvo su jais Krišnos. O man Dievas neleido matyti. Suprast, kad tai Krišna, man Kristus tėva. Parašyta Krišna, o man mintyse Kristus su jais buvo. Ir Dievas saugojo nuo tokių dalykų, nuo klaidžiamokslių. Amen. Ačiū Dievui, kad giliau neleido įlysti. Ir va priešas tai paina prie kiekvieno žmogaus su kažkokiu, kada jam sunku, kada jam reikia pagalbos, tai jis kiša savo dievus iš mažosios raidės. Nėra niekame kitame išgelbėjimo, tik Jėzui Kristuje. Vienas pasiaukojo už visą žmoniją, kai dar buvom nusidėlę pasaulyje. Amen. Būk drąsus, kalbėdamas žmogui išgelbėjimą. Jis sakysi, tai aš tikiu. Ar Jėzų turi širdyje? Ar tu jo patikėjai ir šaukėsi jo į savo širdį? Amen. Ir jeigu sako ne, ir dar kiti sako, ir man nereikia, viskas aišku, žmogus žūsta. Dieve išgelbėk, tada reikia jau sakyti, Dieve gelbėk tą žmogų. Amen. O šiandien tikrai yra daug netikrų dievų. Šito žemė nėra kur kitur pasislėpti, tik danguje, Jėzuje. Todėl nusiramyk, sakyk sielą, nusiramyk kūne. Nekaupk čia jokių atsargų. Kaupk Jėzų Kristų savyje. Amen.
kad jis taip įsitvirtintų, kad tu juo pasitikėtum visom visais laikais, visom situacijose. Va čia lobis, va čia turtas, žeme yra viskas. Mes kartais kalbam teisingai, sakom, jis mūsų aprūpintojas, jis mūsų gelbėtojas, jis mūsų viskas. O kada situacija, kur tas viskas, kažkur tikėjimas prapuolė, o jis neturi prapulti. Nes jame tikrai yra viskas, nes jis ir sakė, aš esu kelias, aš esu tiesa, aš esu gyvenimas. Tu turi gyvenimą. Aš turiu gyvenimą. Haleliuja, sakyk, aš turiu gyvenimą. Ir tas gyvenimas, Jėzus Kristus, ir jis manyje. Ir šitas tavo tikėjimas, kad tu turi gyvenimą, tu juo ir išplauksi. Visose situacijose. Jokia situacija tavęs nesugniuždys, joks priešas tavęs nepaveiks. Suspausti, nes Jėzaus parašyta, suspausti neįmanoma. O tu juo pasitiki ir esi jame. Todėl pasilikime jame, kad mūsų niekas nesuspaustų. Va tokį tikėjimą. Todėl vienas labai stengiasi, kad mūsų tikėjimas pasilptų Jėzum Kristui. Kad pradėtume kažkokius, kaip sakiau, pasakas nukrypti, kaip čia sakė. Nukrypo į pasakas, į filosofijas kažkokios, dar į kažką. Velnias stengsis nukreipti mus. Taigi čia nešiuolaikiška, kaip čia tas Jėzus, reikia jį kažkaip reikia apdėti kažkuo. Tai jis bus šiuolaikinis. Ne, mes žinom, kad Jėzus nesikeičia. Haleliuja. Nesikeičia jis. Ir tada būk drąsus, kalbėdamas Jėzaus vardą. Su tavim tada didžiulė Dievo jėga, kada tu jau nesigini. Ir jis sakė, darys per tave darbus Jėzaus vardu. Būk drąsus išstodamas prieš priešą Jėzaus vardu. Amen. Būk drąsus išstodamas prieš ligas Jėzaus vardu. Nes Jėzaus vardas nugalėjo visus priešus. Amen. Štai kodėl velnias nenori, kad jo vardas būtų minimas ir kad jo vardu, kad jį pakeisti šiandien kuo kitu. Todėl, kad mes nerodytume tos valdžios ant piktojo. O Jėzus sakė, Morkos Evangelijos 16:16, jūs melsitės svetimomis kalbomis, ane? Švarinėsit demonus, gydysit ligonius Jėzaus vardu. Ir ką, mirtingų užgersit nekenks, nes Jėzaus vardas. Tyčia negerk, bet jeigu velnias pakiš, Jėzus apsaugos, jeigu jis tavo gelbėtojas. Visi netikėjo, kad ateis ta diena, kada atlygio diena. Luko 12 dar paskaitom. Istorijos byloja, tai ką visi kalba šiandieną, mes remiamės Dievo žodžiu, ne kažkokiu, bet Dievo žodžiu. 12:35. Kas čia parašytų? Aš atsiverčiau Luką, kodėl aš nematau, ką aš noriu matyti. Matau. 30. Ne? Aš dabar Luko, jeigu Luko, tai 12. O Luko 12. Ir Luko 12. 35. Kitą dieną iškeliaudamas jis išsiėmė, ne, tai. 11:10 skaitau.
12:35, čia parašyta, tebūna jūsų strėmus juostos ir žiburiai uždegti. Ir būkite panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai jis tik parvyks ir pasibels, tuojau atidarytum. O Jėzus beldžiasi kasdien. Taip. Palaiminti tie tarnai, kuriuos sugrįžę šeimininkas ras budinčius, budrius su Jėzumi. O šitą budrumą priešas ir nori atimti apie Jėzumą. Iš tiesų, sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir priėjęs patarnaus jiems. Jeigu jis grįžtų antrosios ar trečios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, palaiminti tie tarnai. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, budėtų ir neleistų jam įsilaužti į savo namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis tą valandą, kurie nesitikite. Tai mus įgalioja būti visada pasitikintiems Jėzumi Kristumi ir kurstantiems švenčiausiai tikėjimą. Amen. Lankykit, sako, tikinčiųjų surinkimą ne taip, kaip kai kurie yra pratę. O gal Jėzus atėjęs? Jis galėjo šiandien ateiti. Todėl būkime budrus. Aš nesakau, kad būtinai tu tik kas bažnyčioje būdamas bus išgelbėtas, bet aš kalbu bažnyčioje, tu kurstai tikėjimą savo Jėzumi Kristumi. Amen. Todėl budėjimas yra labai svarbus ir šitą skaityti ar neskaityti. Gerai, mato 25, gal namie paskaitysi daugiau, aš šiek tiek tik tai užkabinsiu. Čia apie tas mergelės prisimenat, kvailas, kurios žibintai, kurių užgeso, ar ne? Turėjau žibintus, mes galim, tikim, bet kai situacijoje mes užmirštam Jėzų, mes nesirėmėm į Jėzų. Ir nuo trečia, galbūt nuo jaunikis sugrįžo, ar ne, ir tai buvo kvailos, kurios be aliejaus nepasiėmė žibintus, ar ne? Ir kitos, jos prašė tų kitų, kurios pasiėmė aliejaus. 8 eilutė. Kvailaus jos prašė protingųjų, duokite mums savo aliejaus, nes mūsų žibintai gesta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums verčiau eikite pas pardavėjus ir nusipirkite. Joms beeinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Matot, ne laikas ruoštis, kai ateina Jėzus. Dabar malonės metas, dabar laikas ruoštis, dabar laikas statydintis, augti tikėjime Jėzumi Kristumi, nes Jėzus sakė, aš dar kartą sugrįšiu, bet ar aš rasiu tikėjimą? Jis nesakė, ar aš rasiu gerovę, ar aš rasiu namus, ar aš rasiu ten kažkokius tai padarytus dalykus. Ačiū Dievui už tos dalykus, bet išgelbėjimas yra tikėjimas Jėzumi Kristumi. Amen. Tai svarbiausia. Saugoti šitą tikėjimą, kad dėl kitų dalykų neprarastume tos ugnies ir to aliejus. Ir buvo uždarytos vėliau, atėjo ranos mergaitės ir mė prašyti viešpatie, atidaryk mums. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu, taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kurie žmogaus sūnus ateis. Ir vėl kalba, nežinote dienos, nežinote, budėkite, visada. Norisi patingėti, ne, bet tu nesakai. Man reikia būti budria. Man negalima praleisti tikinčių surinkimų, man negalima neskaityti Dievo žodžio, man negalima nesimelisti, man negalima nebendrauti su tikinčiaisiais, kurie statydina vieni kitus. Amen. Mes esame Dievo tauta, todėl ir mūsų užsiėmimai kitokie negu pasaulio. Amen. Mūsų tikslas išlaikyti išgelbėjimą
ir dar jį atnešti kitiems. Todėl pasilikim Jėzuje, nes tik jame yra išgelbėjimas. Žinot, palyginimas toks, kad ne savo darbais gerais įsigelbėsim. Pavyzdžiui, norėdami kažkokią, neturi vizos ir iš kažkokią šalį nori praeiti. Ar ne? Ateini ten prie sienos, susikai. Praleiskit mane, aš labai daug gerų darbų padaręs, aš toks, aš anoks. Pasigailėkit, aš ten amžius jau mano ar panašiai. Kaip jums atrodo, praleis pro sieną į kitą valstybę? Ne. Taip lygiai dangaus karalystė. Be Jėzaus vardu ten įeisi. Be šitos vizos, be tikėjimo Jėzumi Kristumi neįeisi. Ačiū Viešpačiui Jėzui, kad mes pasitikėme Jėzumi. Bet Viešpats ragina šiandieną, neužmirškim jo iki galo ir statykim jį pirmą vietą ir dėl jo, dėl kažko nepraraskime jo ir neprisiriškime daugiau prie kažko negu prie jo. Amen. Nes tai yra mūsų išgelbėjimas, jo vardas, jo išgelbėjimas mūsų širdyse yra pats svarbiausias, o ne visa kita. Hallelujah.